Tai pirmiausia, mes kalbame apie klimato kaitos švelninimą. Ir jeigu mes norim užtikrinti, kad valstybės suvaldytų klimato kaitą tų 2 laipsnių ribose, mes turim dėti daug daugiau pastangų, negu kad siūlo dabartinės Europos komisija. Tau turėtų rūpėti klimato kaita, todėl kad tai vyks jau tavo gyvenime. Tai yra, klimatas keičiasi jau dabar ir vis didėja, tas kaita vyksta su didėjančiu pagreičiu. Ir dabartiniai išmetimai yra tokie greiti, kad mes jau tą 2 laipsnių ribą, prie kuri yra taip vadinamas saugus klimatas, kurį mes pažįstam, prie kurio mes dabar gyvenam, mes tą ribą viršysim jau po 30 metų. Europos komisija siūlo, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų tikslas iki 30 metų būtų 40%. Mūsų manymu tai yra gerokai nepakankamas tikslas. Mes kaip nevyriausybinės organizacijos siūlome, kad tas tikslas būtų bent 55%. Kita vertus, dar nereikia pamiršti ir to, kad mes turime dabar tas technologijas ir šitas tikslas yra pasiekiamas. Ir jeigu mes jau sėkmingai investuotumėm į tas technologijas, į tokias kaip energijos efektyvumas, į atsinaujinančias technologijas, mes taip pat daug ir išloštumėm. Visų pirma, kalba eina apie energetinį nepriklausomybę, energetinį saugumą nuo išorinio importuoto iškastinio kuro. Taip pat kitas klausimas yra tai, kad mes gamintumėm energiją Lietuvoje, sukurtumėm darbo vietas ir taip pat saugotumėm gamtą.